Gaudyk mane, aš vėjas laukuos. Gaudyk mane, aš vėjas plaukuos. Netaip lengva išrinkti, nes iš tikrųjų kaip niekad jų daug dalyvavo pasaulio čempionate, Europos čempionate, tarptautinėse varžybose ir vieninteliu tašku komisijos sprendimu juo tapo Radvilas Janulionis. O norėčiau pakviesti jam įteikti prizą Liną Baugrį. Linai, ar būdavai pats optimistų, ar ne? Neteko? Labai senai truputį. Taigi Linas įteikė rėmėjų prizus ir iš tikrųjų norėčiau, kad papasakotum, kaip ten sekasi plaukioti ir kur šiemet planuoji startuoti. Šiemet planuoju startuoti Europos čempionate. Kur jisai vyks? Dubline, Airijoje. Ar su didelė konkurencija Lietuvoje atsirinkti Lietuvos rinktinį? Taip, turiu daug, porą didelių labai konkurentų ir daug dar augančių. Paplaukim jaunajam kuništiečiui ir noriu pasidžiaugti, kad tai tampa tradicija ir aš tikiuosi, kad Radvilas ir ateityje pretenduos į kitus prizus, kitais metais jau pateks galbūt į jaunųjų nominaciją. Taigi gerų startų Europos čempionate. O gal kartais vyks ir į Argentiną, į pasaulio čempionatą? Gal paieškom rėmėjų kartu su tavimi? Nežinau, jeigu tėtis nuveš, tai ir važiuosiu. Mielas tėti ir kiti tėčiai, padėkime vairuotojams nuvažiuoti į Argentiną. Ačiū, Radvilai, sėkmės. Gaudyk mane, aš vėjas laukuos. Gaudyk mane. Viena garbingiausių nominacijų tai yra metų senjoras. Šiais metais norėtume pakviesti Rimantą Dedonį, kuris praeitais metais tapo metų senjoru, pasveikinti metų senjorą, kuriuo beveik vienbalsiai tapo Algis Patašis. Jis taip pat į sceną. Gaudyk mane. Taigi, metų kruizinė kelionė. Pirmoji. Andriaus Varno kelionė į Botniją. Tikrai įdomi, pamatot baltasias naktis. Ir kaip mes juokaujame Mingės jachtklube, kai tik tai Andrius Varnas išvyksta į kelionę, jachtklube tampa ramu. Nebūtina pjauti žolės taip dažnai. Tai tikrai džiaugiamės, kad Andrius vėl pradėjo keliauti. Kita kelionė. Amberseilų klubo kelionė į tolimuosius Seišelius. Ši kelionė mane pasiekė iš spaudos, o tiksliau Arūnas Burkšas, neatsižvelgdamas į tai, kad Amberseilų klubas dažnai apie savo keliones praneša gerokai vėliau. Bet šį kartą gavosi, kad ta kelionė buvo taip gerai anonsuota Vakarų Eksprese, kad mes tiesiog ėmėm ją ir įtraukėm į nominantų sąrašą. Taigi, Raimundai, atsiprašom, kad tai padarėm. Sekanti kelionė. Pono Rimšo kelionė po Baltijos jūrą. Įdomi kelionė po mums artimą jūrą. Tikrai įmanoma, pamatant įdomus objektus. Ir Rimtautas Rimšas ne tik keliavo, bet jisai į tą laivą pasiėmė savo mokinius ir, kaip matote,
daug sustojimų, mokė švartuotis tyliai, turbūt ne taip, kaip mes kartais supratę Lietuvoje. Paskutiniai siūlyta kelionė Laumės pėdos jachtos kelionė į Kaliningradą, tai lyg grįžimas į praeitį. Ir mūsų buriuotų pokalbiuose buvo pastomas apie tai, tai kas buvo tikrai matė įspūdžių, kaip tenai įdomu Kaliningrado srityje. Ir iš tikrųjų Laumės pėda atliko tą eksperimentą, kur, kaip mums atrodė, ne taip lengva įplaukti į tos buvusius vandenis ir ypatingai nelengva praeiti tą visą patikrinimą, bet visgi Kuršių marios jų dėka, taip pat Dosel jachtų plečiasi, taigi Laumės pėda pirmieji apsuko ratą po Kuršių marias. Paskelbti geriausią kelionę kviečiame praėjusių metų įdomiausios kruizinės kelionės, 7 jūrų kapitonų kelionė tokia buvo po Viduržemio jūrą, viena iš organizatorių, Reliant jachtos kapitoną Darių Rinkevičių. Ištraukia, nežinau, net rašau. Taigi, įdomiausia kruizinė kelionė Andriaus Varno kelionė į Botniją. Andrius Varnas, Vakaro Vėlius 2, Botnija. Gaudyk mane. Sveiki, šitas prizas jau tradicinis. Jis įsteigtas todėl, kad kai mes atvykome į Švediją, pamatėme, kad Švedijoje dauguma laivų, aš kalbu apie kruizinius laivus, buriuoja poromis. Tuo tarpu tipiškas lietuviškas laivas yra labai vyriškas. Tai mes norim paskatinti, kad vyrai nepaliktų moterų krante ir įsteigėm šią nominaciją. O kas yra nugalėtojas, mes nežinome, mes jau nerinkom. Tai nugalėtojai Girdvainių šeima. Ar yra Girdvainiai? Matyt, ateina. Žodį. Tai ačiū labai netikėta ir džiugu, kad įvertinot. Tai gal papasakokit, kur keliavot, kad taip nominuoti tapo? Mes visų pirma nekeliavom, mes tiesiog neturim daugiau, jau dabar turim, tada neturėjom kito būsto kaip jachtą. Tai 2,5 mėnesio gyvenom laive. Mėnesį Graikijoje ir 1,5 mėnesio Lietuvoje, nes taip visai prisitaikėm, maudėm Mariją pripučiamoji vonelė į kokpitę ir plaukėm į Gotlandą, nes visą laiką nebūsiu uoste, tai kažkur reikia išplaukti. O Graikijoje paskutėm Dodekanezą, visą, tai labai smagiai, turėjom net 4 įgulas, buvom prisikvietę draugų ir vis žmonės keitėsi, o krantai buvo, beveik tie patys. Rodėm lietuviam Dodekanezą. Paplokėm buriuojant. Labai ačiū už nominaciją, nes netikrai labai reikalinga ir labai skatinam visus plaukti, nes prieš tai girdėjom labai daug neigiamų, kai vaikščiam su pilvo atsidabėjimu, kad nebeburiuosit, krante lauksi vyro, tai taip nebūna, žinokit. Gaudyk mane. Aš vėjas laukuos. Gaudyk mane. Aš vėjas plaukuos. Metų teisėjų tapo Rolandas Žentelis. Paplokim.
laimėti savo grupėje, taip pat tapo viena greičiausių Kuršių marių jachtų. Kapitonas Rimantas Tropus, jachta Klaipėdoje. Jachta Raganosis LTL, kuri šiais metais būtent laimėjo Lietuvos buriavimo čempionatą RS 280 klasėje. Kapitonas Saulius Pajarskas. Jachta Pandora ir kapitonas Tadas Žižys, kuris puikiai pasirodė Kuršių marių regatai. Ir taip pat internautai siūlė jachtą Sarmatija, kuri laimėjo antrą vietą Lietuvos klubinių regatų taurėje Pamaryje. Kapitonas Valius Bagūnas. Taip pat šiais metais pirmą kartą nominacijose yra, galima sakyti, reanimuota klasė 470 ir tai yra olimpiečio sūnus Justas Balčiūnas ir jo pusbrolis Jonas Kazlauskas, kurie debiutavo pasaulio 470 čempionate ir manom, kad tai yra pirmieji žingsniai dviviečių laivų, kuriems linkėtume sėkmingos šios vasaros. Taip pat norime atkreipti dėmesį, kad Lietuvoje atsirado naujas laivelis ir merginų įgula jau nominuota Emilija Mažeikaitė ir Gabrielė Petraitytė sėkmingai pasirodė RSTL pasaulio čempionate, patekdamos į sidabrinį laivyną ir tarp merginų užimdamos iš 40-20 vietą. Taigi kviečiame pasižiūrėti, kas yra Voke, Mudėnų dinastijos patį vyriausią Mudėną. Nugalėjo Džigi. Jachta Džigi, įgula kviečiame į sceną. Noriu, kol jie spaudžia rankas, pasakyti, kad tai yra jachta, kurios įgulos didelę dalį sudaro broliai iš Latvijos. Galbūt apie tai labiau papasakos įgulos narys. Gal įgulos narys šį kartą? Taigi, jie negali pristatyti šiandien savo Latvijų, dėl to, kad jie lieka Latvijoje, bet manau, kad jie labai džiaugiasi šitą tarptautinį. Ir labai smagu, kad jachta Džigi nuosekliai vykdo savo tarptautinių regatų programą. Ir aš linkėčiau jiems ir šiais metais puikiai pasirodyti, o jiems Vičiūnų grupė ir prekinis ženklas Vičiai įsteigia amino rūgščių komplektą. Dabar norėčiau suteikti žodį šiai įgulai vadovaujančiam kapitonui ir vairininkui Šarūnui Sodeikai, kuris, kaip žinia, jau turi vieną nominaciją savo lentynoj, kai jie laimėjo Gotlandrundo regatą, Šarūnas Sodeika tapo metų buriuotoju. Dabar atėjo momentas, kada jūs sužinosite, kas tapo. Paskelbti nominaciją kviečiame Lietuvos buriavimo sąjungos viceprezidentą Raimundą Daubarą. Taip pat Lietuvos buriavimo prezidentą Naglį Nasvytį. Aš apie buriuotoją. Taip. Raimundas pasirinko paskelbti geriausią buriuotoją. Ja. O aš paskelbiu ją.
Tai 2013 metų buriuotoja ir labai didelė persvara, bet tai aš atsižvelgiant vėlgi tuos pačius skaičiavimus, Viktorija Andrulytė. Aš norėčiau pristatyti metų buriuotojus. Tai Linas Baublys, Rimantas Kropus, Martis Pajarskas, Karolis Janulionis, Šarūnas Sadeika, Juozas Bernotas ir Linas Ivanauskas. Kas tapo metų buriuotojų, paskelbs Naglis Nasvytis. Dabar Raimondas. 2013 metų buriuotojas Linas Ivanauskas. Linkus. Gaudyk mane. Na kągi, perspektyviausias žmogus, tai nebūtinai šiuo metu pats geriausias, tai yra žmogus, kuris yra pasiruošęs, turi tinkamą nusiteikimą ir sparčiai mokosi. Šiais metais mes manome, kad perspektyviausias jėgos aitvarų sportininkas yra Emilija Mažeikaitė. Ačiū labai visiems, iš tikrųjų nesitikėjau šitą, kad bus nominuota šiai, sakant, perspektyviausia, tikrai labai ačiū visiems. Dabar norėčiau pakviesti Eglę, kuri pristatys, kas šiais metais yra nominuotas jaunojo buriuotojo titulą įgyti. Ir paskelbti jaunai metų buriuotoją mes kviesime praėjusių metų buriuotojų išrinktą Taurą Rimonį. Taurą, lipk į sceną. Jauniausia buriuotoja. Ir juo tapo Dominikas Kneižys. Gaudyk mane. Dominikas Kneižys yra, kaip jau girdėjote, mokyklos žirnys auklėtinis. Iškart kalbėti? Kalbėti. Iš pradžių pakalbėsiu. Ir vėlgi komisija iš tikrųjų ištaškė savo balsus ir vėlgi vieno balso persvarą. Praeitais metais Dominikas pralošė Janulioniui, Karoliui šiais metais laimėjo 1 tašku prieš visą eilę sportininkų. Taigi smagu tapti geriausių metų jaunojų sportininkų. Jo, labai smagu sesę aplenkti. Šiaip aišku, labai fainai, kad darbas yra įvertintas sunkus ir labai didelį nuopelną yra mano treneriui Algiui Patašiui, be kurio čia tikrai aš nestovėčiau matyti ir jis yra iššūkęs ne vieną sportininką. Ir tikiuosi, kad ateinantis metai bus sėkmingi ne tik man, bet ir visiems šitiem, ką išvardinot, ir dar visiems likusiam buriuotojam namie. Noriu dar pasakyti, kad Dominikas Kneižys, kaip ir Martis Pajarskas, Karolis Janulionis, yra olimpinis kandidatas į Rio de Janeirą. Taigi, kaip niekad, konkurencija lazer klasiai yra Lietuvoje labai stipri ir kuris iš tų jaunuolių važiuos į Rio, dar visiškai neaišku. Aš linkiu jiem visiems kovoti drauge
Ne atskirai, o drauge. Tai irgi nėra lengva, kaip mes žinome. Taigi paplojam. Dominykas Knaižys, metų jaunasis buriuotojas. Gaudyk mane. Šiais metais buvo sudaryta kompetentinga komisija, kuri nominantus siūlė tiek internautai, tiek klubai. Ir tą komisiją sudarė 3 LBS tarybos nariai, 3 žurnalo redakcijos nariai ir 3 Lietuvos buriuotojų atstovai, kurie daugiau atstovauja regionus. Taigi, iš tikrųjų, tos nominacijos man pačiam, aš specialiai prašiau Eglės, kad man nerodytų, nes man pačiam tai yra didelė staigmena ir aš labai džiaugiuosi, kad Andriui pasisekė. Dabar Eglė sakė man, kad vienintelė nominacija, kurios buriuotojai nelabai supranta arba mažiau supranta, bet tai yra lygiai taip pat buriavimas. Ir vienam iš pokalbių Tauras pėstininkas, kuris pats pradėjo buriuoti su burlentėmis, o dabar buriuoja, kaip girdėjo, su jachta diena, jisai labai gražiai apibūdino, kaip buriuotojai žiūri į lentistus ir kaip lentistai žiūri į buriuotojus. Taigi, sekanti nominacija, kurią pristatys Ekstrym sporto atstovai, yra skirta buriuojantiems kiek kitaip, ne su jachtomis, su kaitais, lentomis, supais ir visų kitų. Kviečiame Ekstrym atstovus. Dėkui žodžiai. Kaip suprantu, Minkė perduoda žodį kintams. Taigi, mūsų pagrindinė bazė žodį šiuo metu yra šalia kintų. Varžybos vyksta kintuose, Lietuvoj ir visur kitur pajūryje. Taigi, taip pat noriu padėkoti žurnalui už gražią tradiciją, už trečias renginys yra tikrai tradicija. Ir linkiu didelės jėgos ir entuziazmo ateityje. Taip, kągi, apie metų buriavimą ir metų nominaciją ant ledo. Tai yra burė, ta pati burė kaip burlentės, lenta yra speciali, gali būti dirbtinė, gali būti savadarbė. 3 metai žiemų iš eilės leido Lietuvos burlentininkams stipriai pasitempti ant ledo, įgyti reikiamą techniką, kvalifikaciją ir ištobulinti savo įrangą. 13 metai mums iš tiesų buvo labai sėkmingi. Turime nominantą Paulių Boverį. Tikrai smagu, kad buriuojama yra kieto vandens, taigi aš tikrai sveikinu Paulių, nes mes visi irgi laukiam to pirmojo ledo, ne Linai? Galgi ir ledrogininkam pavyks Paulių, nepadėk Paulių. Aš norėčiau, kad tartum kokį žodį kaip talentą gaminai iš sedulų pirkai metalą, geresnio gavai. Iš tikrųjų, mano tėtis, čia mano tėčiai matom, yra tas visas ledrogės, jisai pats jau nuo senų laikų mėgėjęs susikonstruoti savo tokių dalykų. Čia iš tikrųjų tėčios matomas yra tas ledrogės. Padėkokim tėvams, ačiū. Ir linkiu tavai, sėkmingai. Norėčiau dar, kad atsirastų daugiau šio sporto entuziastų, nes tai yra iš tikrųjų labai nuostabus sportas. Ir tie, kurie nepabando, iš tikrųjų net nelabai supranta. Tai linkiu, kad daugiau tokių atsirastų ir atvažiuotų aplankyti mus į treniruotės į Kauno Marias. Ir mes tikrai visi buriuotojai, kurie nedada žodžių maloniai jums pravesim pamokėlę kokią. Gaudyk mane. Šitoj salėje aš matau ne vieną veidą, kurį matėm šiemet ir pernai besimokinantį su burlentėmis, o taip pat pas mus kintuose jau 3 katamaranai atsirado. Taip kad patirtimi dalinamės. Teko ir man plaukti su tokia lenta Mustangas vadinosi, tai išsiskėtė mariose, vos išgelbėjo. Lentos ne. Sekanti nominacija yra kaitininkai. Kągi, jėgos aitvarai tai yra sparčiai progresavusi
šaka Lietuvoje, dėja tai jau galima pasakyti būtuoju laiku. Jėgos aitvarų disciplinose populiariausios yra freestylas, irgi kurs reisas, panašus į formulę kurs reisingą arba olimpinį buriavimą ir slalomas. Tai šiuo momentu iš 70 dalyvių lietuvių, kurie pastoviai dalyvaudavo kurs reisų varžybose su jėgos aitvarais, realiai jau telpami 10. Bet tai mes vadinam, popsas baigėsi, liko sportininkai. Kitas momentas, turbūt girdėjote, kad kaitai vienu metu jau buvo susikrovę lagaminus Rio de Žaneirą. Tuo metu, kai Londono olimpiadoje surfingistė RSX pliejo prakaitą, kaito atstovai jau buvo užsitikrinę vietą Rio de Žaneire, bet kai RSX grįžo, viskas atsistojo į savo vietas. Bet kiek aš žinau, kaitai ir toliau siekia būti olimpinė šaka ir galbūt jam pasiseks, aš to linkėčiau. Taip, ginklai nesudėti ir jėgos aitvarų mėgėjai turi labai stiprių rėmėjų, kurie jau ir į kosmosą savo laivus pradėjo statyti, tai jie ėmėsi lobizmo ir, manau, savo darbą atliks. Tai čia tik tai laiko klausimas. Ir labai smagu, kad būtent šį kartą kaitininkai arba jėgos aitvarų atstovai žengia tuo keliu, kad jie nebenori išstumti lentų, bet greta jų patekti į olimpiadą. Taigi aš tikiuosi, kad jeigu ne Tokijoje, tai dar sekančiai tikrai mes matysim ir jachtas, ir burlentės, ir jėgos aitvarus. O kasgi šiais metais Lietuvos geriausias jėgos aitvarų atstovas? Tai tradicija išlieka. Viktoras Šepotas. Gaudyk mane. Iš tikrųjų, burlenčių yra labai daug klasių ir būtent čia kalba eina apie formulą windsurfing ir labai smagu, kad tarptautinės varžybos vyksta Lietuvoje. Taigi tikrai sveikinam Extreme kandidatą ir norim išgirsti, kaip jam pavyko taip gerai, 11 vieta. Labą vakarą visiems. Pavyko dėl to, kad daug treniruojamės, daug plaukėm, taip kai kurie su jachtom tik pasiplaukėm, mes plaukiam tik tada, kai pučia vėjas, tik plaukiam daug. Aš pats pradėjau nuo jachtos, pradėjau 72 metais su optimistų plaukti, bet buvo per daug nuobodu, todėl plaukiu su burlenčiu. Kai jau nepajėsiu plaukti su burlentė, vėl plauksiu su jachtom. Tada formulės varžybos yra vykdymos taip pat kaip ir jachtos varžybos. Reikia plaukti ir prieš vėją, ir pavėjui, ir kas plauks greičiuotas ir laimi. Paplojam. Ir kas dar nesusipažinę su kaip vyksta formulė varžybos, paskutiniam vėjo žurnalo numeryje, ten yra įdėta ir schema, ir distancijos, ir tikrai visus kviečiu pažinti buriavimą lentomis. Kaip jau kalbėjom, iš tikrųjų siekis pakviesti Extreme sportą yra būtent tam, kad mes tą buriuotojų bendruomenę vienus kitus labiau pažintume, nes iš tikrųjų tam tikro tokios arogancijos turi ir vieni ir kiti ir manau, kad būtent kartą metuose mes susitinkam toj pačioj scenoje, nes visi laimėjimai yra būtent laimėjimai ir būtent buriuojam, taigi padėkokim tam, kad yra vėja, kad yra ir lentos, jachtos, ledrogės ir visa kita. Today I can see, I can hear you, I sing this